O, tu jau čia. Aš jau laukiu tave. Čia kaip čia. Sveiki, gerbimi broadcasto žiūrovai. Šiandien aptarsim viską, ką reikia aptarti. Pradėsim nuo to, kad dvasingumas jau yra žemio plintuso. Kodėl žmonės šitaip šudinai elgiasi su savo artimuoju, su savo gyvūnais? Tau nėra buvę, kad kalbant apie gyvūnus, kad iš akvariumo ištraukia žuvytės? Ai, negyvas. Aha. Būna, aišku. Ką darai? Laidai. Su pilna počestim. Jo, paskambinu į darbą, kad neteisiu. Sako, kas, sakau, mirė artimas. Gupikas. Ir tada darau visą, procesę. Žinai, aš... Žinau. Ką? Kaip tu darai procesą? Tu nežinai. Aš darau, parašau viską, aš paleidžiu muziką, Mendelsoną ten. Ne, kitas didžėjus. Kito didžėjus. Iš kokią tai gedulingą muziką. Ir dar šiek tiek pagal žuvytės skonį, nes jos būna, kad kartais aš jums darydavau muzikos terapiją, tai leisdavau, radiją skaičiu ir ten Power Hit Radio arba kitas ir žiūriu, kaip reaguoja. Tai ten kaip kokiam tai gal nuo to ir numirė, kai didžėjus... Gali būt, kad nuo to ir numirė. Didžėjus balsų per 5 vietoje, Didžiojoje Britanijoje. Gali būt. Tai čia ne tik Gupikas ir Ryklys. Tai paleidžiu tokį muzikinį foną. Tada tą žuvytę aš įdedu į tokį mažą iš podegtukų dėžutę. Kaip grabelis. Ten dar pakloju tokį kaip pataliuką iš senų rūbų padarau. Ir, kaip reikia Usopšui biškį padažau veidą. Nes jau būna padžiūvus, kad gražiau atrodo. O tu nepatikrini mažą miniatiūrinį veidrodėlį prie Gupiko įvalniko, kad jis dar kvėpuoja gal? Ai, kad aprasoja nuo kvėpavimo? Ne, nepatikrinu. Bet aš jau, matosi, kad jis nebejuda. Aš tur bandau pajudinti, nejuda, tada jau tikrai numirė. Ir tada tą mažą degtukų dėžutę dedu ant tokių ratukų iš pomodeliukų. Aha, hersą padarai, kad alfau, kiuką. Ir tada reikioju visą žaislų spintą. Iš pradžioj karinis paradas. Kareivėliai visi. Tankiukai visi, kareivėliai. Ten Napoleono kariauna, po to antrą pasaulinį ruskiai, tokie aliuminiai, su granatom. Pas mane tokie 11. Taip, užsimojus. Kai kurie išpaišyti, kai buvau mažiukas, žinai, mėlynai šalmus, kad taikdariai. Jo, pas mane tokie žaidimai būdavo. Su taikdariai. Ir indėnai pas mane taikdariai. Rusas su granata ir mėlyna šalmas. Kaubojai po to eina, irgi su mėlynom šitom skribelėm, irgi taip darė. Ir indėnai, bet tie tai karingi, tie tai su lankais tokie, žinai, ten, seni, tai daug kas be rankos, be kojas, po kovų. Tai tie eina, po to eina tankai. Jo, vienas per 50, kiti masteliai, plastikiniai, metaliniai tankai. Eina tankai. Kad biškai parodyt jėgą, kad parodyt galią. Atgrasimą, Tada eina jau ten civiliokai, mašinos eina giminaičiai. 43 mastelio. Partiniai bonzos politbiuro. Moskvyčiai, pradžioje tokie ubagai, giminės. O po to jau bendradarbiai, tai ten Bentley visokie, žuvytis, tipų bendradarbiai. Tai aš žaidžiu, kad turtingai gyvena. Jo. Ir tas visas po truputį juda per kambarį. A kaip juda, tu pajudini? Aš po truputį kareivius pastumiu, indėnus kubuoju. A kaip kitaip judėtų? Kaip tau judėtų? Ir tą žuvytį. Nieko tokio? Nieko tokio, be akinio. Ir paskui... A muzika, sakai, tą Mendelėjevo. Ne Mendelėjevo, tą kito didžėjos. Ne Mendelėjevo, Mendelsonovo. Bet ne jo, o to kito. Ta, kur liūdnai groja. Čiurlionė gal kokį... Ir taip po truputį visą tą išstumė į lauką. Į lauką? Lauką. A nebandai, kad vaikai kaimynų neišvoks kareivėlio?
Ne, nu aš prižiūriu, jie žiūri šiaip, aišku, ten matau, kad nagai lenkiasi, bet aš vyresnis gerokai, tai aš jau ten, Tai ne taip, kaip vaikystė, kai gaudai, dabar gali pats dabar jo aš pribauginęs tenai ir be to rūkau, kai rūkau, tai jie... Vaikai gerbė labai. Pabėga, tėvai, jie nenori, kad smirdėtų, kad tėvai neapkaltintų, kad rūko, tai jie išeina. Nu, aš laiptinė, ten, žinai, po truputį nuleidžiu ir kažkur apie vidurdienį išmuša kurantai, radijas, laikrodis. Ar vodka? Ne, laikrodis. Absoliučiai. Ir jau būnu tam sodė, kur pirmo aukšto kavinė yra tokia turi, kur padangom tas... Ir per balkoną įėjimas. Ir kita pusė gyvatukas užkastas iki pusės, kad tvarelė būtų. Taip. Ir ten jinai, kur augina tokius pasėlius, kažkokius tai. Šitas geranijas. Taip. Siaubingas. Aš jau ten būnu iškasęs dabutę. Ai, palaidoti. 2 colių gilio. Tai 5 pėdas. Tai čia pasaugusius. Čia savo žmogų. Žuvytė 2 coliai, aš skaičiau čia dživitį. Ir tada įmetu jie tenai ir užkasau. Kaip čia įmeti, tai turi tokiais juostelėm nuleis gražiai. Jau nebeturiu kantrybės. Jau būna viskas gerai atsibodė, tai įmetu, staigiai viską surenku ir einu... Į maišą tą patį, ne? Į maišą, jo, iki kitos žuvytės. Ir einu švęst gyvenimą. Atsitiko gyvenimas. Toks posakis yra. Paprašau pas mamą pinigų ir važiuoju į zooprekių parduotuvę. Reikia, kad zamėna būtų. Reikia nupirkti naują žuvį. Prieauglis, kad natūraliai būtų, akvariumui kenkia, kai yra ekosistema dėl... Jo, jos ten po to pradeda vieną kitą kaltinti dėl čia tūnų varėje. Perkanda gerklę. Žuvis labai žiaurės. Ir durnos. Jos šalta krauja. Neturi širdies. Tada nupirku naują, paleidžiu. Ir žiūriu. Bet aš daug tokių pačių spalvų, ne? Gupika. Kad būtų... Tai tos kitos gal ir net neatskiria. Jos net nenustembo, turbūt galvoja, kad šitą... Jos galvoja, kad buvo atostogų išėjus. Grįžo. Ne, jos taip neantiek durnas. Jos turbūt galvoja, kad nekavojosi kur nors, nes jai buvo depresija, po akmenį kur nors. Bet jos matė, kaip jinai prieš tai pilvų į viršų plaukė. Jūs greit pamiršta, žuvės atmetys 3 sekundės. Tada aš ir neprisimenu, kad jinai buvo iki to. Ne, bet tą tai atsimenu. Ilgalaikė atmintys yra geresnė. O trumpalaikė... Šito nežinojau. Ne, šventai podus lygdo. Pas mane buvo vėžlys vieną kartą. Taip. Tai jisai gyveno... Aš kaip zoo parduotuvėje atėjau nupirkti, sakau, man reikia improvizavišinį. Pakeist žuvytę. Sako, pakeist kurią prasme, tokia sakiniais zoo prekių pardavėje. Sakau, numirė viena, o reikia naują. Sako, numirė, tai o kur jinai dabar? Aha. Sakau, tu turi pridoti? Pas Abraomą. Sakau, kur numiršta, kur keliauja, kai žuvytė numiršta? Pas jūrų, pas Poseidonavą. Ir jis sako, sako, man tiesioginė prasme, kur jūs padėjot kūną? Aš sakau, kaip kur, kaip krikščionis užkasiau. Negalima iš ką, sako, reikia čia atneštų, mes vežom... Skrodimą. Ir skrodimą, ir utilizuotinį, ir sako, negalima, o jeigu jinai sirgo, ir dabar į dirbą pateko kažkokie toksinai, ten pavyzdžiui, ką mes žinom, sako, reikia iš pradžių ištirti ir paskui ten kažkur krematorioja. Ir, labai barė mane. Reikia, tiesiog nenorėjo parduoti naujos žuvies, bet po to pardavė. Davė kišį turbūt. Bet sako, daugiau taip nedarykit, niekada neužkasinėkit, reikia būtinai gražinti čia, iš kur pirko ten ir gražinti. Tai sako, gausit nuolaidą kitai naują žuvytę. Ką pasakai? Tai man balinį vėžlį padovanoja buvo. Čia prieš metus. O jie ilgai gyvena. Tai man taip ir sakė, kad gyvens, tu sako, nesulauksi jo mirties. Sako, ten 120 metų mažiausiai. Nebent suicidas. Tai aš čia atsinešu namo, jis negyvas. Kaip?
Nu, jis tos lapkom, kur, kai jis pamatė... Pamiršai pamaitint? Ne, aš jį atsinešiu, buvau pamaitintas. Sakė, kad jis pamaitintas. Tik atsivežiau. Tik atsinešiau namo, padėjau, kad jisai pradėtų šliaužėt. Žiūriu, jisai nešliaužėt. Tada aš sulindęs visas į vidų. Tada aš pradėjau jį barškinti, galva išlindo tabalojasi. Ką? Jis jau barškėjo ten, tai žiūrėjau. Ne, aš čia metaforiškai, jis nebarškėjo. Tai aš tiesiog, taip pat kračiau galvą, kaip būna, kai tu podą neši žemę, atverti podą iš, kaip babkas statydavo vaikystė, iš kibirėlio dažnai neišbyra, reikia padaužyti. Jo. Tai vat aš jam irgi padaužau, tai jo išlindo ta jo valnikas, kaklas ir dvi rankytės tokios. Ir tos rankytės, jos kaip tas jo šarvas, tai jos išlenda iš kitų skylių. O galva ir kaklas... Ten iš tos pačios skylės. Tai čia priklauso nuo veislės. Manai? Tipo yra rankovės? Tai vat pasta buvo skirtingom kojom ir rankom priekiniam 4 skylutės. Ir uodegai 5 skylutė ir galvai su kaklu 6 skylutė. Tiksliau 1, visos kitos jau. 7. Ar ten paten? Ten, žinok, buvo, tai vis tiek reikia skylutės, bet tai netgi daugiau. Ten kažkaip buvo toksai užvyrint. Afrikinis. Ne, ten buvo tiesiog... Parduotuvai kažką padaryti. Taip, kai išvarškinau... Kad nesidaugintum, gali būti. Tai ant to kaklo, ant jo veida, jeigu ten veidas, valnikas jau. Tai ten buvo smaugimo žymas. O, įdomu. Tai jis, matyt, kol aš įnešiau tašį, nusižudė. Jisai nusižudė, nes matėsi, kad jo ir tos šiupulčiai jisai pats pasmaudė. Jo, priekiniai šiupulčiai, kad jie buvo tokie treniruoti. Jis, matyt, treniravosi prieš parduodant jį, kad teks nusižudyti. Ir va čia pasitas į balą, čia tokias raudoni tokie plėmai. Čia gal eutanazija buvo, gal senas jau. Gal. Pats priėmė sprendimą. Gal jis buvo tiesiog jau labai senas. Gali būti. Jiegi ten daug metų gyvena. Aš žinai, yra tokios gentis primityvių kultūrų, kur vėžlius karia. O kokia prasmė? Kad kiti bijotų. Čia kur pasėlius nugraužė. Ir be to, jeigu durniai, jeigu ten kur rengiasi, kur tik ten bivė užsideda tokį trubučką. Kas tokia? Tai papuasai, kur visai laukiniai. Kur į lūpą įsideda... Jų vovos įsideda. A čia žinai, kam yra? Kad kai meta laižeką, kad neapsivemtų, jokau. Tokį bliuduką. Aš nežinau, kam nors tie bliudukai. Gražu gal. Tai jiegi yra laukiniai, jiegi